kaip pirkom, buvo vieno kambario butas. Susėdom, susirašėm vietas, kurias galim tobulinti ir uždavėm klausimą, galim pagerinti ar negalim. Iš tikrųjų buvo naujų išbandymų. O šį objektą mums pavyko parduoti už. Atvykom į dar vieną sėkmingai išvystytą projektą. Tai šiandien plačiau papasakosim, ką mums pavyko čia nuveikti šitam projekte, kokias problemas išspręsti ir apskritai čia, ar pavyko, nepavyko, kokias klaidas padarėm ir kaip sprendėm. Tai plačiau gal papasakok apie patį projektą. Nuo techninės dalies. Tai šitas butas yra, kaip pirkom, buvo vieno kambario butas Kalniečių mikrorajone. Tai mikrorajonas yra labai fainas, tai buvo viena iš priežasčių realiai, dėl ko mes ir pasirinkom šį butą. Nes pilna infrastruktūros, parduotuvės, parkai, darželiai, viešasis transportas visur lengvai privažiuojamas. Sekantis dalykas galbūt buvo kaina, kuri irgi yra sąlyginai nedidelė, kaip tokiam butui. Dėrybų būdu nedidelė tapo, realiai, nes iš pradžių buvo... Bet ir iš pardavimo pusės, ta prasme, kad tai yra nedidelės vertės, nereikia daug pinigų, kad tai pirktum šį butą. Tai reiškia, kad nemažai žmonių gali jį pirkti. Tai vadinasi ir parduoti bus lengva. Tai gal čia vienas iš dalykų irgi, kuris paskatino mus nusipirkti. Realiai kaip pirkom, gavosi 1300 ar 1400 už kvadratą berods. Tada buvo rinkos kaina, tai buvo normali kaina, bet mūsų pagrindinis buvo klausimas gerai. Projekto kaip ir vertė yra rinkos, kaip ir rinkos kaina, bet ką mes galim tame projekte padaryti tokio, kad tą vertę išauginti. Tai susėdom, susirašėm vietas, kurias galim tobulinti ir uždavėm klausimą, galim pagerinti ar negalim. Tai va, pavyko ar nepavyko? Pavyko, žinoma pavyko. Tai gal einam tada, gal plačiau papasakot, ką čia nuveikėm tam projekte, žmonėm parodyti iš tikrųjų, kaip išsprendėm tas problemas, nes jų tikrai buvo nemažai. Kas susivalgė, mano nuomonė bent, kad tai suvalgė nemažai pinigų, bet pavyko ir iš tos vietos ir uždirbti. Žmonės įvertino tą vertę, kurią sukūrėm. Jo, tai iš tikrųjų buvo naujų išbandymų, kai buvo 5. aukštas, tai čia buvo vienas tokių irgi baimių, tiek mūsų, tiek manau dažnai pirkėjų būna. Tai stengiamės tas problemas išspręsti, padaryti, kad jos nebūtų tokios baisios. Sukurta pridėtinę vertę ir padaryta būtų kaip ir mes trokštam. Patrauklų, fainą, modernų ir trokštamą pirkėjų. Tai va, čia pirmas dalykas, aišku, kad labai didelis ačiū dizaineriai, kuri čia vargo tikrai nuoširdžiai, kaip išdėliotus visus antechninius mazgus, elektros planus ir panašiai. Ir aišku, meistram, kurie įgyvendino šitą projektą. Tai va, tai einam gal į pagrindinį tašką, kurį sugalvojom, pergalvojom ir toks nestandartinis gal sprendimas buvo iš tikrųjų ir kuris, manau, čia ir sukėlė didžiausią tą vertę. Po to pagrįšim prie kitų problemų sprendimų. Keliaujam. Nu ką, ir priėjom kambarį, kuris bene daugiausia pasikeitęs. Tai prieš tai čia buvo virtuvė ir ką mes padarėm, tai mes sugalvojom, kad panaikinsim čia virtuvę ir padarysim miegamąjį. Tai gavosi labai toks jaukus, nedidelis miegamasis, kur sutalpinom ir spintą, ir lovą, žodžiu, ir spinteles padarėm. Tai va čia viena iš tų pridėtinių verčių, kuri gavosi ir iš vieno kambario padarėm 2 kambarių butą. Tai aišku, daugiausia buvo problemų, galbūt sprendimų, kaip visus tos santechnikos mazgus perdėlioti, kad iš virtuvės perkelti į salioną. Tai va, tai galėsim dabar plačiau papasakot, kaip tai pavyko padaryti. Tai vienas iš iššūkių buvo, kaip perkelti visą sanmazgą, kad turėtumėm tiek vonioj, tiek virtuvėje. Tai ką mes nusprendėm daryti, tai realiai, kai matot, prie pat durų stovi stovas, tą stovą pervedėm į kitą pusę sienos ir per sieną pervedėm iki pat virtuvės. Tačiau susidūrėm su tokia problema, kad šitoje vietoje buvom suplanavę didžiulę spintą, o kadangi pasidarė nauji stovai sienoje, siena susistorino ir šitoje vietoje nebetekom daug vietos. Tai realiai iš viso buto dingo apie kvadratą. Tai bendrai kadastrinius prieš darant ir po. Tai pametėm 1 kvadratą. Ir buvo jau šitoj sienų ir sumontuota santechnikos taškai visi. Tai teko visus ir santechnikos taškus perkelti į šitą vietą, kadangi šitoje vietoje mes turim skalbyklę. Jo, nes netilpo mum į vonę, nes irgi nėra iš didžiausių, tai teko sugalvoti tokį techninį sprendimą, ką padėjo dizaineriai, tai sako, kodėl neperkelus į koridorių, į spintą. Tai irgi šiaip atrodo fainai, palikom vietą ir džiovykliai, ar ten skalbinių dėžiai susidėt.
O tokie maži dalykai po truputį ir sukuria tą vertę, žmogų funkcionalumas tas visas. Tai va, ir realiai, kas buvo labai įdomu, tai kaip sugalvojom gal tą santechnikos, ką pasakai, sieną. Aišku, tai sumažino tas gipsas, teko apsiūti tą sieną gipsu, bet pavyko. Realiai štrabavom, dėjom papildomą sieną ir pavyko perkelti ir tą pačią virtuvę į salioną dėl to. Nu jo, nes reikėjo iš tikrųjų ir grindis, man atrodo, šitas šiek tiek betonavo. Jo, tai kėlėsi grindis 5 cm, tai irgi čia buvo tam tikrų problemų, viskas milimetrais buvo skaičiuojama, nes jeigu būtume iškėlę daugiau ir ten taip toliau, būtų balkono duris reikėjo keisti ir panašiai, tai vėlgi tokie dalykai, kaip sakyt, kainuoja ir reikia viską įsivertinti dažniausiai. Prieš pradedant daryti. Žinoma, vonia pas mus irgi visiškai pilnai pasikeitė. Prieš tai turėjom 2 duris, viena buvo į tualetą, kita buvo į vonios kambarį. Turėjom 2 atskiras patalpas. 2 atskiras patalpas. Ką mes darėm, mes realiai pašalinom vidinę pertvarą, sumontavom per naują šitą sieną ir naujas duris sudėjom. Tai ką mes dabar turim vieną bendrą vonią, kur iš tikrųjų ir erdvė prasiplėtė šiek tiek. Ir viskas fainai susitalpino, pasidarė jaukiai, gražiai. Tai tiesiog atsinaujino pati vonia, pertvarą įsigriovė ir padarėm vieną patalpą. Tai čia daug pokyčių nebuvo, tiesiog atnaujinta. Tai techninių sprendimų kažkokių naujų neišgalvojom, viskas taip kaip ir praeitam projektą, kurį darėm iš tikrųjų. Tai turim, aišku, skalbėjom mašinos nesutalpinom, nes dėjom pačią vonią dėjom, ne dušo kabiną, bet užtat skalbėjom mašiną, sutalpinom į koridorių. Nu tai ką, einam tada į svetainę, pagrindinį kambarį. Galite pamatyti nuotraukui, tai buvo prieš tai čia man atrodo miegama lova, čia sofa ir tiesiog toks vienas kambarys, kur žmonės ir miegojo, ir leido laiką, kas, mano nuomonė, nekomfortabilu šiandien dienai. Ta prasme, toks atrodo, norisi tų atskirų erdvių, bent jau ten, kur aš miegu ir leidžiu savo laiką. Tai tas ir gavosi padaryti. Ir dabar padarėm šiuolaikiškai, tai perkeliam virtuvę į svetainę ir svetainė, kur žmogus leidžia laiką. Jo, šiaip gal labai faina, kad ir pačios zonos jos yra gan atskirtos kaip kambarį, kadangi jisai eina tokios stačiakampio formos, tai virtuvė eina vienam kampe, o visa laisvalaikio zona eina kitam kampe. Tai irgi, kad ir tas kambarys yra labai nedidelis, bet jau jo zonos yra atskirtos ir jis fainai gavosi šitos pusės jaukiai taip labai. Reikia, manau, papasakoti žmonėm tokį, kaip čia pasakyti, kiti mus durnais išvadintų dėl to, investuotojai šiaip durnais mus išvadintų, nes niekas taip nedaro, bent kiek aš žinau, tai žmonės, investuotojai neskiria tam pinigų, o mes skyrėm. Nes tai yra vieta, kur žmogus atėjęs nepamatys. Tai čia yra naujai suformuota siena, nes čia yra šoninė, kaip pasakyti, lauko siena. Ir patys, manau, suprantat, ar ne, žiemą gyventi bute, kur yra lauko siena, nėra komfortabilu senos statybos daugiabutyje, nes tiesiog ateini ir šalta. Ir tai ką mes pagalvojom padaryti, tai išspręsti šitą problemą, tai apšildėm sieną ir realiai apsivom gipsu. Tai principe, kas sumažino pačio kambario šiek tiek tūrį, erdvę, praradom irgi vieną kitą kvadratą, ar ne? Tai bet žmogus žiemą, manau, tikrai pajus tą pridėtinę vertę, kurią sukūrėm. Tai dėl to ir sakau, kad investuotojai išvadintų mus kvailais, nes be reikalo kišom nemažus pinigus į tai, bet klientas, manau, padėkos už tai. Čia kaip ir sakyti, kaip pradžioje minėjai, kad pradžioje susidėjom realiai buto minusus ir žinai, kaip padaryti dar, kad vieną brūkšnelį uždėti, kad gautųsi pliusas. Taip. Tai va čia vienas iš minusų buvo, kad šoninė siena, kad šalta realiai, 5 aukštas ir kas dar buvo iš minusų, kad realiai... Kad vasara karšta. Jo, ir kad vasara karšta, tai va realiai visi sprendimai ir buvo padaryti taip, kad ir išspręsta. Tai šiaip, aišku, kondicionierius irgi su kondicionierium galima pasišildyti, bet tada elektros kaštai išauga. Tai toksai va irgi pliusų minusų vakaras, sumažėjo šiek tiek erdvė, bet nežinau, aš asmeniškai gyvenant, jeigu gyvenčiau vienas tokiam bute, nežinau,
studentas, netgi paimkim, tai čia būtų tobulas butas, kuriame norėčiau gyventi realiai. Tai, nu taip, tai ta prasme, tai yra 32-33 kvadratai, turi savo miegamą, turi savo svetainę su virtuvę, atskiria vonios kambarys, tai nu, tikrai ko daugiau gali reikėti jaunam žmogui, tai nu, tam mes ir sukūrėme. Manau, vienas iš iššūkių buvo gal tos nenumatytos sienos, kurio iš tikrųjų planas buvo vienas, kai pradėjom daryti, pradėjau gautis kitaip, tada ateinam su baldininkai, sako, tai kad vyrai jūs čia praeit negalėsit pro koridorių, jeigu taip darysim. Tai aš pradžioje buvo vienaip projektas padarytas, pagal tas turimas sienas meistras pradėjo daryti, sako, čia nuokrypiai didžiuliai, turim spręsti kažkaip, nu tai žodžiu. Tai čia šitas, jo, visiškai pritariu. O antras gal terminai, aš pasakyčiau terminai, nes tikrai tikėjomės... Čia skaudžiausias, gal mums, finansiškai. Finansiškai tikrai mums skaudžiausias, nes kaip bebūtų, kiekvienas mėnesis kainuoja tiek palūkanas mokėti ir norisi greičiau tą objektą užsibaigti, bet kaip bebūtų vis tiek reikia atsižvelgti į kokybę, tu to objekto negali paleisti, jeigu jisai neišbaigtas, yra nedadarytas. Tai, nu, tai kainuoja, bet... Aš tai manau, kad ir dar vėlgi patirties kaip ir tam tikra prasme trūkumas, nes ir tų pačių gerų meistrų atsirinkimų klausimas ir panašiai, nes dabar pagrinde tai strigom dėl meistrų. Ten buvo, kad su apdaila užsitempė labai ilgai, po to baldų reikėjo ilgai laukti, nu ir tas, žinot, savaitė po savaitę susidėjo ir gausi, kad šitas projektas mums truko apie kiek? 4 mėnesiai maždaug. Tai mes kaip investuotojai skaitom, kad tai yra labai ilgas laiko tarpas, nes mūsų toks tobulas noras tai išbaigti projektą per maždaug porą mėnesių. Tai čia dar turim kur padirbėti, kaip tos visus procesus gražiai išsidėlioti. Tai va, tai... Nes projektas nėra didelis, turiu menį, kvadratūros nėra daug, bet... Nu jo, ar atrodo, kad jis nedidelis, tai nereiškia, kad nebrangus. Jo, tai realiai, kalbant apie išlaidas, tai mums gavosi tikrai labai brangiai. Brangiai gavosi įrengti šitą projektą. Tai bendrai su visom palūkanom, su viskuo, su komunaliniais mokesčiais ir panašiai, mes šitą projektą įrengėm už 31 000 eurų, kas tikrai daug, bet vėlgi, jeigu nori padaryti kokybiškai, tai reikia kažką aukoti. Tai papildomos sienos, baldai, kurie ne iš kažkokių parduotuvių, tai buvo visiškai spec užsakymų daryti, tai irgi iškelia, manau, šiek tiek kainą, kondicionieriai visokie ir taip toliau. Tai vat, iš tikrųjų daug buvo įdėta pinigų. Net ir tos pačios užuolaidos, kur irgi atrodo smulkmena, taip, bet jos kainuoja žmoniškus pinigus šiais laikais užuolaidos ir va. Atrodo smulkmena, bet 1000 ten ir, žodžiu, kaštai susidaro. Tai va, tai bendrai už šį objektą mokėjom 44 000 eurų, tai ta suma, už kurią mes įsigijom šitą projektą. 31 000 eurų mes įdėjom bendrai, čia su visko su palūkanom ir šį objektą mums pavyko parduoti už 84 000. 84 000. Aišku, irgi netikėjom iš pradžių, kad pavyks už tokią sumą parduoti, galvojom, kad šiek tiek mažiau, bet iš tikrųjų susidomėjusių žmonių labai daug buvo. Ne kiekvienas įvertina tai, ką mes čia padarom, bet tikrai ir žmonės, kurie labai vertina tuos visus pridėtinius dalykus, labai vertina tą kokybę padarytą ir patikėjo tuo mūsų projektu ir įrodėme tą, kad verta mokėti kiekvieną centą už šitą butą. Žinai, dar tai rodo, kad gerai įrengtas ir patrauklus objektas, tai kad prasidavė objektas per 3 dienas, nuo įskelbimo įdėjimo į rinką. Tai manau, šitas irgi daug duoda, kad realiai per 3 dienas įsigytas objektas. Įdomus buvo projektas, man asmeniškai, ta prasme, tie visi sprendimai, kuriuos reikėjo čia daryti, nuo tokios situacijos, kad užsakėm sofą vieną, atvežė kitą, kuri buvo per didelė, bet buvo graži, tada supratom, kad vis tiek mes jos negalim dėti, reikėjo atvežė mums kitą, todėl kad tiesiog labai daug erdvės susivalgė. Ir tokių visokių mažų smulkmenėlių ir kartais atrodo nesusižiūri ir įsimeta vėl laiko, tam reikėjo sofą išvežti, parvežti naują ir taip toliau. Tai labai daug pataisimų pačiam objekte buvo, apdailos klausimų. Tai kaip ir viskas jau padaryta, bet žiūrim, dienos šviesų vienaip atrodo, tamsoj kitaip ir žodžiu.
teko. Bet kaip bebūtų vis tiek, objektą išbaigė tikrai tvarkingai, gražiai, ačiū meistram, buvo tikrai daug padirbėta, daug stengtasi įdėta širdies meilės į tą projektą ir kiek paskaičiavus, kiek rankų perėjau per šitą butą, kol jisai pasidarė, tai ir wow. Taip. Tikrai paskutinės dienas jau, kai pardavim realiai, irgi atsisėdę, kalbėjom, kad per kiek žmonių pereina šitas objektas, iki kol jis tampa toks, koks jis yra. Ir tikrai wow, ką galiausiai sukuri iš to, kas buvo prieš tai. Ypač, kai jau matai tą procesą visą ir pasižiūri po to, jau pačioj pabaigoje nuotraukas, kas buvo pradžioje ir koks ir skirtumas, tai ir wow, super. Visiškai pritariu. Komanda, realiai, kaip ir praeitą kartą kalbėjom, realiai komanda yra viskas. Ta prasme, ir tą komandą sudaro labai daug skirtingų specialistų. Realiai vienas tokiam versle, labai sudėtinga, gal net neįmanoma iš tikrųjų vienam daryti tokį verslą be komandų. Iš kurio gal vis tiek nedadarysi tikriausiai. Taip, ir arba mokėsi už klaidas kažkuriam taške vis tiek, bet kokią atveju. Taigi labai norėtumėm iš tikrųjų padėkoti visiems, kurie žiūrėjo šį mūsų trumpą reportažą apie šį butą iki pačios pabaigos. Darom iš tikrųjų šios video praktiškai iš idėjos, labai faina, kad tikrai seka, domitės ir palaikot. Tai bet koks paspaudimas žemiau. Like, subscribe, tikrai duos mums pridėtinės vertės, motyvacijos kurti daugiau tokio turinio, nes jis yra neatlygintinas, realiai mes iš to pajamų negaunam, yra mūsų idėja dalintis tokiu turiniu su jumis, kaip ir kolega minėjo, tai like, subscribe ir susimatom kituose video.